Kelinta jau diena Indijoje, nebežinom, gal kokia 7-8. Bet pirma diena mūsų kalnų žygyje. Šiandien ryte išėjom iš Gangotrio į Čirpasą. Ane, šitas taškas vadina. Oi, na, kaip tau įspūdžiai? Gerai, kadangi su Agne ilgai ruošėmės, tai buvo lengviau negu buvom nusiteikę, lengviau negu buvom patyrę per šiuos metus, sakysim, prie Madrido buvo daug sudėtingesni kalnai, nors ir daug žemesni, kadangi buvo daug stačiau, o čia ėjom visą dieną, pakilom gal kiek? Pusę kilo. Pusę kilo turbūt su kilimo buvo šiandien, 9 kilometrai ėjimo. Ėjom nuo 10 iki kokių 5,5. Jo. Tai be daug stoviniavom, daug tokių pauzių buvo, poilsio stotelių. Tai tikrai gan lengvai ėjęs. Jo, gan lengvai ėjęs. Ir dabar išsitraukėm visas visus sluoksnius striukių, bliuzonų, megztinių. Jau tikrai kalnuose, kai vėsta, tai vėsta. Vėsta tikrai. Jo. Tuo labiau ir debesuota, kaip čia matosi. Jo. Nu, bet ir šiaip, žinai, upė šalia, labai vėsina. Nėra karšta, taip sakant. Eiti viskas fainai, o miegot, irgi fainai, kol kas dar nemiegojom, bet taip jau viską rengiamės be didelių ceremonijų. O šiaip tai labai faina, čia labai gražu, nuostabaus grožės slėnis, oras toks besikeičiantis, tai va debesis užslenka, tai saulė pašviečia. Tai tiesiog labai gera eiti, mėgautis vaizdais. Einam su grupe 20, mūsų 20 yra labai faini žmonės. Nu, mum jie įdomus, nes ne tai, kad jie ten patys kažkuo faini, bet tiesiog indai labai kitokie nuo lietuvių, jie labai bendruomeniški, labai bendraujantis ir atvirai bendraujantis, moteris labai viena kitas palaikančios, kaip šeimoje ne visada tai būna toks bendras vaibas ir ryšys, kaip čia moteris, kurios pirmą kartą mato vienas kitas, lygiai taip pat ir bachūrai tokie, visi tokie broliški. Nu, tikrai kaip Lietuvoje 80-90. Nu, turbūt niekada nebuvo, mes tai nežinom, bet taip, turbūt va, tas ir yra skirtumas, pajutimas, ką reiškia turbūt kolektyvinė visuomenė. Jo. Ir kaip va, iš karto nu, va, jautėsi kaip moterys, va, iš karto tokios va, kartu viena kita rūpinasi. Ten jeigu kas nors valgo, pavaišina visus, absoliučiai visą grupę, net ten riešutais kokiais ar šokoladu. Tai žavu iš tikrųjų, labai žavu tas rūpestis. Ir jo, čia nesijauti atsiskyręs, nesijauti užsienietis. Taip, kad mes čia turim tokį neblogą kultūrinę patirtį iš tikrųjų ir norėjom jos, ir gavom ją. Ja, vis dar gaunam. Jo, fainai, iš tikrųjų fainai. Kas dar? Pats kaimelis Gangotris buvo irgi toksai maldininkų kaimelis, miestelis, ten jau valkatų nebėra, ten jau krūva šventyklų, žinai, didelių, mažų, viena didelė, visi ten meldžiasi, šventintas tas vanduo nuolat. Tai irgi jaučiasi. Ir žmonės tokie, jau irgi kitokie čia kalnuose. Labai ramus, tokie labai taikus, niekas ten nelenda nei agresyviai, nei ką. Va, ten dienos metu parduotuvėlė susidaro, prekystaliai palikti, visos prekės padėtos gatvėj, nėra jokių pardavėjų ir toks pasitikėjimas, kad niekas nieko ten nepaims, nepavogs. Tai gerai, iš tikrųjų, tam mes gali būti. Labai daug kontrastų patyrėm per šitas kelias dienas Indijoje. Paskutinis įrašas buvo darytas, kai mes dar buvom Ašrame, po to mes kėlėmės į Dehraduną, didelį miestą, 1,5 milijono žmonių, didelis bardakas, didelis agresyvumas, sankryžoj stovi taksai ir jau prieina chebra, tokie baisūs bomžai, krepštena, ten daužo.
nu, biški zombių apokaliptikos primena, iš tikrųjų. Mes, aišku, balti, šviečiam iš toli, žinai. Tai išmokau tiesiog tokį dalyką visą laiką kišeniai turėti 20-tuką, nu, tai 20 centų mūsų pinigais ir jeigu jau kas labai lenda, nu, tai duodi, žinai, ir tada viskas tvarko, visa grupė atsiknisa, žinai. Tai va tas buvo ir ėjom naktį gatvėmis, ten į restoraną, irgi yra šeimų, kurios ten gyvena su kūdikiais ant rankų, realiai vidury sankryžos, kaip, nežinau, Gedimino prospekte būtų Vilniuje ir Laisvės alėjoj Kaune. Tiesiog va taip gatvėje ir gyvena, nes šilta, jie ten bomžauja ir pamato baltą žmogų, viskas. Visi pas tave, supranti, vaikai, paaugliai, mamos tai iš vis agresyviai ten puola. Ir turbūt tai yra priežastis, kodėl žmonės nevaikšto ant šaligatvių, o vaikšto gatvėmis, nes ant šaligatvių tiesiog gyvena ten. Jo, jie yra, žmonės. jo, tai vat mes jau antrą kartą eidami gatvėjom, bet ir tai mus pamatė, prisivijo, čia jau buvau pasiruošęs, daviau 20-tuką irgi vietinį ir viskas buvo gerai, kiti lengvai atstoja tada. Tai irgi yra tokia tam tikra, žinai, kultūros tamsioji pusė, bet išmoksti ir elgtis ir kaip sakyti. Dar šiek tiek buvo juokinga, kai nuėjom į restoraną pavalgyti, tokį išsirinko, nu, mums iš tikrųjų ten išrinko mūsų kelionės draugai, bet jie nepasirodė patys. Bet nuėjom į tą restoraną, jau jisai toksai tikrai prabangesnis. Labai prabangesnis. Jau tikrai prabangesnis. Nu, aišku, mūsų, ką mes pavalgėm už 20 eurų. Dviese, ten ir bet su sriubom, ir su antrais, ir su desertu, tai kaip ir... Bet šiaip, nu, tikrai toks prabangesnis, bet mes atėjom tokie visiškai su kaimietiškais rūbais, su flip-flopais, su tom tapkėm tokie, kad taip net į mus ir pradžią taip nužvelgė. Tai ir po to jau net neatsisveikino ten menedžeris, nes... Visi ten tokie pasitempė su švarkais, žinai, nu... Jo, tai pataikėm į daug tokių kontrastų ir tą labiau šukarną. Ir aišku, čia tikrai nebuvo Indijos standartais, nu, gal visuomenės standartuose, čia jau tokie ėjo jau business people, jau pasiturintys į tą restoraną, kur mes dviese už 20 eurų pavalgėm, bet tai toli gražu nebuvo aukščiausias lygis, toli gražu. Ir atėjom gatvėj, pavyzdžiui, irgi naktį didmiestis, įsivaizduokit Akropolis, ne, kažkoks tai Akropolis, nu, tik tai ne vienas didelis Akropolis, o daug mažų parduotuvyčių, visokiausių, ten geresnių, blogesnių, bomžai šalia gyvena ir prieini, supranti, kažkokia tai briliantų parduotuvė, stovičių su puška, aš tokias, nu, nematęs apsauginio, supranti, su tokiu shotgunu, nu, ta prasme, nupjaut vamzdžių, vat lietuviškai vadinasi. Apsauginis su nupjaut vamzdžių stovi, tai va tokie kontrastai, iš tikrųjų, šalia valkatos, šalia briliantai, šalia ir irgi, nu, ir iš tikrųjų ėjom irgi per gyvenamosius kvartalus, tai tokie kaip gariūnai, jie tose gariūnuose gyvena ir staiga tarp gariūnų ten nerealus tvora aptvertas stikliniam sienom, pastatas su kamerom prižiūrima, žinai. Tai, nu, jie vat kažkaip taip labai kontrastuoja šitą šalis. Tai va. Tai va, o dabar esam čia nuostabiuose kalnuose. Taip. Ir ką tik išgėrėm arbatos. Ir lauksim vakarienės, įsikurdinėsim. Ir čia labai faina ir gražu. Tai šį kartą tiek. Šį kartą tiek.